Šiandien vartotojai susiduria su daug iššūkių. Didelė infliacija, pabrangęs pragyvenimo lygis, didelės kredito palūkanos. Politikams ruošiantis rinkimams į Seimą, vartotojai teikia siūlymus, į kuriuos kviečia politikus atsižvelgti, rengiant rinkimų programas, dirbant Seime bei rengiant vyriausybės programą. Būtina siekti, kad kuo daugiau vartojimo ginčų būtų išsprendžiama iki teismo šalims taikiai susitariant. Todėl svarbu sudaryti tinkamas paskatas vartotojams ir verslininkams taikiai susitarti bei nustatyti efektyvias procedūras, kad vartojimo ginčai būtų išsprendžiami kuo greičiau ir efektyviau. Siekiant užtikrinti veiksmingesnį ir teisingesnę vartotojų teisių apsaugą, būtina tobulinti grupės ieškinio institutą. Svarbu sudaryti galimybę vartotojams prisijungti prie grupės ieškinio vėlesnėje ieškinio stadijoje. Lietuvoje net 10% suaugusių Lietuvos gyventojų turi pradelstų skolų. Tai yra didelė problema visuomeniai, nes tokie asmenys vengia dirbti legaliai, nemoka mokesčių, vėliau iškyla poreikis socialinių pašalpų ir kitų socialinių paslaugų. Siekiant išspręsti šią problemą, būtina įkurti skolų konsultantų institutą, kurie padėtų asmenims susitvarkyti su skolomis ir tuo pačiu išspręstų didelę problemą visuomenėje. Būtina spręsti žaliojo smegenų plovimo problemą. Vartotojai tampa vis sąmoningesni, renkasi prekes ir paslaugas, kurios yra tvarios, draugiškos aplinkai. Tačiau tuo piktnaudžiauja verslininkai. Siekiant apginti vartotojų interesus, būtina griežtinti atsakomybę už klaidinančius ir nepagristus teiginius apie produktų ir prekių ekologinį draugiškumą. Tikimės, kad politikai atsižvelgs į šiuos vartotojų siūlymus.